Aš Vilnietis. A? Vilnietis. Vilnietis. Jo. Kaip ir priklauso doram Vilniečiui, užaugau retai išvažiuodamas už Vilniaus ribų. Na nebent prie jūros. Todėl, kai pernai pervažiavau dviračiu Prancūziją, kiaurą parangą, supratau, kad dabar Prancūzijos būsiu matęs daugiau nei Lietuvos. Kažkas čia ne taip, juk reikia savo kraštą pažinti. Todėl siekdamas ištaisyti šią klaidą, leidžiuosi į kelionę skersai Lietuvą, nuo Visagino iki Palangos. Manęs laukia 600 km dviračių, 7 dienos lietuviškos gamtos, miestelių ir svarbiausia Lietuvos žmonių. Važiuojam. Šioje kelionėje turiu tik vieną taisyklę – nepirkti nei litro vandens parduotuvėje. Tokiu būdu ir sutaupysiu, ir bus proga aplankyti vietinius žmones. Todėl pirmas mano sustojimas pas ponę Janiną. Katė! Jau kad dar mašinų, o dabar su dviračiu. Nu, bet smagu užtat vad. Grina morė. Man jau baisu su dviračiai, pagalvoju. Ir aš važinėdavau ten namus su dviračiu. Jau padarė kelių gerų, bet negaliu jau pavažiuoti. Kiek jums metų, jei ne paslaptis? Nu tai jau metas vaikeli. Nu tai kiek, 60. Žinau, kad aš 60 būtai važiuočiau ir aš dar jau 90 bus rudenį. Dievuliu, tai kur vaikeli tu nakvosi. Vargi sako, meškas vaikšto iš Vilniaus, matai. Bet jau čia yra su medum žmogus. Nugi sako, šią rytą atsikeliu, vienas avilys išgriautas, kitas. Nu tai kas, į pėdus matėm, kad meškos čia jau būtų, sako. O viena dabar jau gyvenu jau 23 metai, kai vyras mirė. O turit vaikų? Neturiu. Šuniukas va ir. Palangai teka kartu būti. Nuvėjom tų jūrų, tokio daržiniai ant šieną mėgojam, cepelinų valgėm ryti. Man tai neįdomu. Dar viena babutė va tokia, kai aš sena paskrybelio pusnogę vaina visą. Nu jau man, bjaura žiūra. Nu ko tu čia visą tai, kas čia kaip padeda tau. Susanėjai, tu niekam nereikalingas, noriu, kad tik greičiau numirti. Kamgi tu reikalingas, niekam tu nereikalingas. A dabar, kai pas mus, taigi degina. Jau aš negaliu pernešti, jie tau mano. Savo žmogų mylimų, kai su karsu, tai nuvežė, padėjai, žinok, šventoj žemė, nuveini, rodas šianas taip ir guli. Na, dabar sudegina, špokinė tą veža ir gatava, nu. Tik vardu. Senolių kaimas Vajasiškis. Jau 13 metų turim edukacijas ir pavadinam Senolių kaimu. Užtat, kad mūsų mačiutės viduj būna ir verpia, ir audžia, ir sviestų plaka, ir šoka, ir groja. Vien mačiutės. Tai va, mes, kad nenutolti nuo tų dabar kaimiškų dalykų, tai čia ne klaimai, bet va tokius padarėm viešbutukais pavadinam, bet yra čiužiniai pasiūti, prikišta šiaudų ir va, įsivaizduokit, kad čia klaimė miega takė. Vat kaimiškam. Nu va, ir kas važiuoja, gali, nereikia palapinę statyti, gali mes priglaust, va, apnakvindinti. Ežeras vietai, va, galima ir nusmaudyti, o kas nori, gali paspartuoti. Va, turim tokias lydės, benkelės ir gali dar kojas pamyklinti. Va. Saka, kaimai nyksta, visi verkia, kad nėra kas daryta, čia kelias babelas padarė tokį kaimų traukas. Su turizmo agentūram dirbam, atveža autobusais žmonių. Net prezidentai turėjom atvažiavę pasižiūrėti. Tai va, mūsų kaimas netuštėja, bet retkarčiais ir papilnėja. Gerai, lauksim grįžtančių. O, tu atsiliepai. Nu, susitinkam tada. Labas. Šitas kaimelis yra Dauboje. Tenai kalnelis, tenai, o mes taip
kaip už Dievo ausies. Aš paveldėjau čionai namus, 20 metų pragyvenau Panevėžy, o prieš 10 metų atvykau į Antalieptę ir saviveikloje dalyvauju, įsipaišiau į bendruomenės gyvenimą aktyviai. Tai čionai yra buvęs vienuolynas. Dabar jame inovatorių slėnis, tenai jaunų žmonių komanda daro labai gražią didelę veiklą su visokiais projektais jaunimo užimtumo. Savanoriai atvyksta iš daugelio šalių ir gražina mūsų miestelį. Įtrauktas į visas šitas veiklas yra ir vienuolyno pastatas. Dabar tenai yra įsikūręs restoranėlis su mūsų garsiaja šefe Meile. Vienuolynas ypatingas jau vien savo pastatu, savo kupolai, savo senovę dvelkiančią, savo ramybę. O dabar tenai tokia gyvastis, veiksmas, jauni žmonės. Ir nuo to mūsų miestelis aktyvus, gražus ir tiesiog jame labai gera. Taip jau išėjo, kad šią naktį palapinę iškeičiau į lovytę. Negalėjau atsilaikyti tokiai pagundai, netikėtai iškritusiai. Šiandien turėsiu atidirbti už tai biškį namin daugiau. Man nedega laike niekur atvykti, tai dėl to aš biškį atsipalaidavęs. Bet taip, manau, kad taip dar geriau. Koks čia miestelis? Dusetų. Tai randuosi prie Dusetų. Koks čia medis? Ąžuolas. Ąžuolas? Aš tai, mama tai su tėčiu dirba, tėtis tai ten guli dar miega. Jis vakar užmigo iki vakaro. Dieną užmigo? Jo, Koks jis negalis? per naktį žvejojo. Nu tai koks tėvas, toks ir sūnus auga. Jūsų tėtis sakė? Mano tėtis 17 gimimo, jis gyveno kaime, jie turėjo dviratininkų klubą, tokį keliese, turiu nuotraukas, oi, nieko baisaus. Malkas turi sukrauti draugui ir nupjauti žolę Kaune gyvenančiam, užimtas dabar. Važiuodavo į Vilnių, reiškia, su dviračiu, pasiėmė ketvirtadalį kiaulės, ten pas draugą pramiega, parduoda kiauletą ir nuperka vaistus nuo skorbuto. Ir kaime vaikam atveždavo. Cepelinai kažkodėl tai... Pagarba. Sveiki. Labą dieną. Sargiai rankytė sulaužytas. Atsargiai, filmuojam, filmą darom. Tai jūs prisijungėt? Prisijungėt. Ne, ačiū, nereikia. Tai baigėsi, žinai, tuo. Iš vakaro 4 cepelinai, tai damos suvalgė po 2 cepelinus. Tai va, linkiu sėkmės. Tau atvažiuok žiemą. 1 vasario savaitgalį čia įdomu būna. Žirgų lenktynės. Nežinau, kaip atrodo, bet man nėra lengva varyti ir kalbinti žmonės ir juos filmuoti. Čia ypač dar papildomas žingsnis, kad tu turi juos nufilmuoti. Ir ne visą laiką išeina. Va, čia besėdėdamas 3 bimbulus užmušiau. Nu, tai sakau, reikia iš lauko išsitimti. Jeigu manęs nesamdys, tai bent jau kitiem paslaugą padarysiu. Nu gerai, sėkmės. Labą dieną. Filmuoju jūsų meną. Kam dabar reikia? Ką man atvažiuoji? Tai ką mes čia turim? Nu,
Kinijos imperijai, kai buvo anksčiau, taip galiuosi. Ir žievindavau. Sargas, nusaugai patalpas. Ir žievindavau. Visas prožektorius kalbos senyvinys, liktarinė kokia, va, arklia žanguliais, virpimo ratelis, vyžas, va, plaukam, va, koks kirptuvas būtent, va. Va, dar ir nenaudotas, jisai išvis. Va, atsidara. Čia nuo dėgulių pripilė. Tai kaupi pabiškį, miškam nueini, ne grybų, bet parsineši va tokių, va, visokių daiktų. Rokiškis. Netvarkykit. Jums reikėjo čia atvažiuoti 11 valandą, kai lūžta lentynos. Va tada tai taip. Dabar atrodo dar lūžta. Labą dieną, ponas. Ar jūs čia vietinis? Na, Rokiškėnas. Rokiškėnas. Gal papasakotumėt, ką reiktų aplankyti Rokiškį? Nu, ką aš žinau, ką jūs norit. Ai, nu ką čia turistui pažiūrėti, padėpsot. Va, jau pamačiau dvarinį buvo. Dvarą. Tai dabar va, kaip yra bažnyčia, va, galite tenais. Ai, ten va tiesiai, ne? Nu, tiesiai galvon, va, taip, va. Ai, gerai. Jo, patarčiau aš jums. Jo, su Šilova prasvai. Depozitą, kaip pasižiūriu aš. Matai, praeinu čia visą laiką irgi. Nu, tai va. Taip ir verčiatės? Tai ku daryt man. Invalidas, va. Ruandas. O kas atsitiko? Buvo anksčiau skiemuos, gyvenau tenais, na. Nu, kaip va. Sumušė trysia, na. Tada trysia sukala, kad ką Panevėžin vežė ligoninę, va. Galvą operavo. Eina savo. Eikti savo tikrai. Anksčiau ant stagų laipėdavau, nu kaip dirbau ant stagų. O paskui baigęs va man. Ai, sutriko koordinacija dėl to? Taip, kaip sumušė komai, galvojau savaitę. Va nieko neišgeris, tik buvau užsigeris, visio dirbau, nu kaip aš, žinai kaip. Taip. Taip, va, padarysi, motina išgelbėjo. Dabar turiu 4 vaikus, matas armijan paėmė, atvarėm pas mane. Policininkė, nu kaip sako, kur ras dabar, kur jis gyvena, sakau, nežinaugi, kaip man, skiri mes 4 vaikai. Tai gal nebus ten tai blogai? Tai iš armijan priklausomybę, nu. Ir bažnyčia matys tave. Gerai. Tai ačiū jums. Ačiū jums. Tai čia... Einu da, praeinu depozitą, sakau, aš. Gerai, geros. Gerai, jo ir jums taip pat, va. Ate. Gerai, gerą vakarą, kaip sako. Radot ko? Va, geras dienas jums. Atrasta gyva. Jo, tai aš va radau. Vandens prispyliau. Va, atradau va, pudeląją numestąją. Pasimsi, nu, tik va. Bet susukta, supinta gal vaikų darbą. Ačiū jums. Gerai, ačiū ir jums. Visą. Radote, ne, bažnyčią? Jo, radau. Gerai, ačiū jums. Gerai. Geros dienos, kaip sakant, gerą mačą. Gerą. Jo, ačiū. Rūmų pradėjau valgyti, nerūkau, va. Numasit, va. Jo, nerūkau tik. Oi, tai gerai. Gerai, geros dienos, ačiū jums.
Vis dar sėkmingai laikausi taisyklės nepirkti vandens parduotuvėje. O ką jūs čia pataisėt? Nereikia. Aš ką tik papusryčiavau, žinokit. Nereikia, dėkui. Pas mums vakar atlaidas buvo, tai mes viską turim. Čia iš Vokietijos geras. Iš Vokietijos pienas? Aha, anūkas atvežė. Va, sėskit, pasilsėkit. Ką tu galvojate, tai jaunimas. Norėjau pamatyti Lietuvos biškį. A man jau 90. 7 pronukus turiu. Oi, tai šaunuoliai anūkai padirbėjo jau. Dantų neįsidėjau dar į tą. Taip pati apipjaunu žalytį, kur jau, kad būt gražu. O tai jūs šaunuoliai dar susitvarko tokiam amžiui? Nu, susitvarkau. Nu, noriu, kad gražu būtų. Vaikai atvažiuoja, pronukai. Pavyzdį reikia rodyti. O, teisingai. Reikia pavyzdį rodyti. Nebūna čia meškų aplinkui? Ne, meškų tai ne. Nu kaip sekasi? Kaip čia pasakius, kaip sekasi? Tai va pabiškai ir sekasi. Tai kažkokio kito kolegos vėžėmis varau. Išbirėjo kabanosiai kažkam. Ir čia aš jau praktiškai be opcijų. Nežinau, ką mano kolegos darė šitą vietą. Gerai, per centrą ten yra biškai aukščiau. Pakė! Išvažiavau iš miško. A va pernai palar, užpernai, kaip čia buvo, iš 2 hektarų 5 rulonus gavo. Tai man dabar kaip tą šieną, partvorų rulonų, parteškę tegu griaužiu. Taip, ir kaip tik Semeniškių proga turim antrą jubiliejų. Aš dar klausimą turiu apie Semeniškės pačias. Ten buvo didelis kaimas? Buvo normalus toks kaimelis, ten gal koks 10-15 sodybų. Tai čia, kai buvo sovietmetis, kai arba gyventojus iškeldino kitur, arba tiesiog nušlavė. Po jo mirties atsiuntė. Skrybėlę, mėgdavo dėvėti. Nes pėsčiųjų tiltą mūsų aplankykit, mūsų tvirtovę aplankykit, Astravo rūmus aplankykit. Tik tai nuo lietaus turit rūbus, nes 7 valandą lietus pradės lyt. Jo, aš striukę turiu. Ai, nu tai viskas tvarkoj. Nebekalbam tada, nes turit ką veikti. Geros viešnagės. Gerai, ačiū jums labai. Iki. Viso geriausio. Viso. Šiaip traukiau kairį sėdmenį. Pamasažuosiu. Taip kalba mergišiai. Ne, rūpestingieji. Pučia šiandien stiprus vėjas man tiesiai į veidą. Minasi sunkiai ir svarbiausia, kad smukdo mane psichologiškai. Bet gerai, kad aš palikdamas Biržus dar motyvacijos priemonę įsigijau. Oi, koks beibis. Taip, sveiki gerbėmieji. Atvykau į Pasvalį. Radau kolegų operatorių. Ko vardu? Emilis. Tai va, Emili, kas gero Pasvaly? Buvom prie jūros dabar. Šiandien žvejybą užsiėmė. Vieną lydeką pagavo. O. Bet biškį suryt problem. Ir liets pradėjo lyt, dėl tą ir ėjo. Ir vėjas baisiai stiprus. Tau gal nieko žvejojant? Ne, dar geriau. Taip, dabar yra 4 valandas. Man reikia 70 km numinti ir iki 10 tik tai kempingas atidarytas. Tai daug darbo laukia. Nieko prieš jūs, jeigu įrašysiu. O jūsų šypsena kokia graži.
Oi, nu ačiū, ką jūs. O čia jūsų mama gal? Ne, kaimynė. Kaimynė. Va, aš čia gyvenu tame name. Supratau. Ateinam kaip gražu, šilta, nu va, pasėdim. Ne tik tai, nu ką ten kambarį sėdėsi visą laiką. Čia pas mus tai atlaidai. Seniūnas pasamdo ir ten kokį dailininką. Tai sakė, šiemet atvažiuosiu rondą. Oho. Aha. Nu ką? Džentelmen. Nežinau, bet tiksliai nežinau, kur čia jau. Nebūna jums čia liūdna? Nu, kad ir būna, o ką padarysi? Nu, nieko. Pripratau. Kur čia per daug benulėksi. Ir tas amžius ir viskas. Tai va. Tai dabar yra 21:54. Štai aš čia. Labas rytas. Vėjas sugrįžo, toks pat šlykštus, pūs man visą dieną į veidą. Nors kol iki Žagarės atvažiuosiu, pūs tik tai iš šono. O ką Joniškį reikėtų pamatyti atvykus pirmą kartą? Sudėtinga pasakyti. Bažnyčia graži yra. Nu, į Maksimą nueit pasižiūrėti, kokios kainos gražios yra. Į Norfą nueit. Liudau nėra, nepastata. Nėra, pramonės nieko nėra, darbo nėra. Kam čia gražu, tai gal savės, o čia kitiem atvažiavo. Niekas nevažiuoja daugiau. Jūs pro šalį pravažiavot pasižiūrėti. Tokį stadioną čia pastatė, įrinkė, čia kainavo 5 piemenys ateina. Aš senjors. Ką veikti, vaikai? Čia ateini, aplink namą ateini 10 kartų. Nu, kad egzistuoja koks čia gyvenimas. Negaliu, prie jūros noriu pabūti. Niekur negaliu. 10 metų nesu buvęs. Tikrumoje esu žagarietė, bet 30 metų negyvenau. Tai aš dabar žinau, kad neturiu taip nei tų pažįstamų, nei čia ką nors žinau. Nu jau ir amžius nebe tas žinau. Kaip jas vadin, kaliausias. Kaliausias, va. Ką tai reiškia? Nes žmonės pasistatė pas save prie namų, daug čia jų. Čia Žagarės. Man atrodo, pas dukrą dar dabar tebestovi prie namo. O ką jos reiškia? Aš nežinau. Tokia tradicija gal. Kodėl vyšnių? Dėl to, kad žagarvyšnės. Žagarvyšnės. Ai, čia rūšis tokia? Kaip? Čia rūšis tokia vyšnių? Taip.
vyšnių šventė, festivalis būna. Baisiai daug čia žmonių, kiek buvo. Koncertai buvo, net iš Vilniaus buvo atvažiavę koncertuoti Žvaguliai. Žvagų? Žinau, aišku. Buvo, gal ne. Kas Free Finga? Kaip? Free Finga toksai yra. Jo, yra. Mokytojų dirba ir, bet jis tai ne. Kavą atneša. Oi, gerai. Aš jau geriau ledų norėčiau. Tai aš ir klausiau, kur čia vyno to galima būtų gauti. Aš nežinau, ko čia yra, kas gamina. Bet tai jie iš vyšnių gamina. Jolanta, klausyk, kad tu nežinai, Oliai pardavinėjai vyšnių vyną. Vietos per daug mažai yra viską. Vaisių, kai saka, nėra kur parduoti. Išmest, kai saka, turgui, kai saka, jau tokiais kiekiais nebeparduosi, kai saka, tai reikia vyną daryti. Va, pažiūrėkit, kiek yra. Neišpilsti tada, kai saka. Kiek jūs jau laiko čia užsiemat? Jau daug kokių. Virš 40 turbūt metų. Pasigaminti irgi nėra taip sudėtinga. Dar ir cukraus. Tai taip ir išduodi visą paslaptį, kaip gaminė. Jaunimui reikia parduoti. Daug į užsienius išvažinėja jaunų žmonių. Vaikų nebeaugina. O pensininkai vaikų neturi. Ne. Matai, bet po aš kiek metukų 26. jau laiks. Kai bus su ko auginti, aš pažadu. Nejaugi trūkst jau pasirinkimą. Jeigu tikslai, kai saka, eini šonus, kai saka, niekaip neišeina. Vis tiek kažkur tai... Sakau, šuniuką atsivežu, sakau, kur pabiručiai, nebus pabiručių. Tai čia Vilniečiai nenori daugintis, jie tokie. Kauniečiai tokie pat. O, čia dar žagarvišnių, kai saka, yra. Kai saka, nuo to ubogais neišeisim, tai nebijau. Ne, nereikia. O kai eisim irgi maža bėda. Neparvažiuosi paskui, kiek išragavęs. Man atrodo, ne iš tokių, kur laka. Nelaku. Kada nevartoju, saka, iš viso, irgi neprotingai. Bet kada, kai saka, aš galiu pavartoti, bet man to nėra priklausomybės. Balansą reikia rasti. Žinokit, ačiū jums labai. Nėra ką, kai sakės, laimingai. Skanaukit, kaip patiks, ar nepatiks, matysit. Kregždutės, dangaus gyvos žirklės, atkirpkit ir man gabalėlį dangaus. Atrodo, kaip daug mažų vėdelių. Numeskite žemėn mėlyną burtą, kad laivas nudraskęs būrių tvarsčius surastų mane, surastų mane, surastų mane. Improvizuok, adaptuokis, išgyvenk. Gerai, kažkaip reikia neįmerkti. Šiandien planas yra aplankyti Akmenę. Man atrodo, kalbu apie senąją Akmenę, nes yra naujoji Akmenė, čia tiesiog Akmenė. Dar yra Akmenė 2, Akmenė 3. Pravažiuoti pro Viekšnius ir pasiekti Platelius, prie Platelių nakvoti. Vilnietis. Jo. O aš vaikelį iš ten atvežta esu. Iš kur? Iš Rūdupės kaimą. 4 sūnai ir į vieną dukrą. Vieną dukrą sudegė. Sudegė namas, sudegė man dukrytė, 2 metukų buvo. Kas sudegė man dukrą, ką verkiau Jėzus Marija. Nežinojau, kur eiti, ką daryti. Va kaip man buvo. Man vaikelį. Kokių čia buvo mums velnių. Al žinok, čia paslėpsiu, moteris šitą gyvena. Kurva naktim vaikšta po šimtsveilių. Ir kas ant tokį, aš nežinau. Aukšta tokia su gyvūnų žaidys. Visą laiką nemiškai. Eik tu tik nahui, sakau, ko negauni kramų. O ten nahui, sakau. Kas jum, močiutė, kur jūs išeina?
Nupirkau dukrą dovaną. Kam dukrai? Jo. Va, jėgi. Gerą dovaną bus. Gerai. Na tai koks gražus berniukas. O Jėzus. Ar tu žinai, kas jums toks? Nežinau. Nu va, nežinau. Tau sūnus. Ne, jūs nesat matęs mano sūnų. Mano sūnai dirbtuoliai. A gali brėsti? Brėst? A, į pušyną nueiti, gal va tak. O kas ten yra? Aviečiai. Geltonas ir raudonas. Reikia, kad man važiuoti ir geltonų braškių. Nu, sėkmės jums. Marjauka visus antaus pripelti. Čiūdytumai, gal tu raga. Tano dukra tokį storai. Geras keliauk, geras keliauk. Keliauju. Keliaukit, ačiū jums. Jūs labai geras, ačiū labai jums. Oi, tai kad... Myliu jums, ačiū. Oi, nu ačiū. Nieko atrodo nepadariau. Ne, nereikia, ką žmogui reikia padaryti, žmogui reikia mylėti. Aš esu mylimas žmogus, kaip mano dukra, kas sako, mamytė neužkliūv žmonių. Nu, aš neužkliūviu, sakau, jos man tiek metų jau gyvenu. Vaikus išauginau, neužkliūvau ne vieną. Ką jūs, sakau, čia kalbat man? Tik dinkit, sakau, kol negaunat pierinsko iš pagalio. Ate. O jeigu nepaslaptis, ką jūsų tatuiruotės ant pirštų reiškia? Nieko nereikia. Nieko? Ką buvo 12-13 metų, pasidariau. O kas ten parašyta? 195... 5 klaustukas. Klaustukas. Ką reiškia klaustukas? Klausimas. Kelintų metų gimimas. Nu, tas vaiko, žinai, ką buvo. Pritėlis toks buvo, reikia kažkur daryti. Tai tatuiruotė, aišku. Tatuiruotė. Mums nepažįst. Ten tu kalėjimus įdėjai, tai visi trimčikai tatuiruotės darydavo. Kada aš šios laiką žiūrėjau, kiek per televizorių į moteris, mergelką su tatuiruotėms visur, ne taip, pastebėjusi, bet mergelkams, kam mergelkams, kad ten bachūriukai daros, jau suprantam darys. Aplinkadat apvinioji siūlą paprastą, pamirkai ir badai. Neskaudėjo? Nu, visko buvo. Paskui atsipeikėjai, kad nu, kam to reikia. Jaunysi kvailys. O kur jūs einate? Ką, numigdavau. Kur? Numigt? Numijai. Numijai, paei, tiems kliokorėms nuperdindavo. Aš jau uždirbau. Daug uždirbau. Kaip jūs dirbat? Slūn, apie slūną, apie partojimą nusumoku. Ko man dabar padaryti? Nieko aš nesuprantu. Tai va, aš ten esu. Esi, bet tamsus esi. Tamsus? Tai normaliai gal. Jausiasi. A ko sakyti, aš te toks esu. Su problemai. Kaip sakėt? Su problem. Su problem? Jo. А то 20 центов не паскудно. Блядь, считай. Выезжал, сказал, бомж нахуй неприемно. Но повекслал конуть. В чего нуть? А, малону нуть. Что мог повекслать? Вот как было вечность. Бендел будет и вечность. Сушивсана. Сушивсана. Вечнее. И он сир сигнатарство. Повекслать ты спать. Он травает летово. Болчавника кабов, а ну можно вот дать одос габал тебе. Ну еще то есть ангел. О, gerai, ačiū. Nori dar vieną vietą. Aš biškai esu užgėjęs. Žinau, kad primedau. Biškai durnis. Biškai pasimokiau Vilnių. Čia Vilnių mokyklą. Aš galiu sėsti ant dviratį ir važiuoti į Gripsį į pagrybauti. Ну и ку, susiskumbina ko nors. Susiskumbina. Ну и ку. Šitą Bachūrovą parodžiau. Oi,
Parodžiau Vykšnius, kur tu valgys. Antai, ponia Ona sakė, ten yra kažkokia kavinė. Čia yra, aš tau galiu parodyti, tas maistas. Tai rasiu. Jeigu einam parodyti. Tai aš rasiu, manau. Einam, imk dvirat, naku, jie. Gerai. Laimingo kelio. Ačiū labai. Čiupėkim. 5 Vykšnius mokslininką Viržys įlys. Va šitą irgi gali. Regioninis parkas. Roza Krūtinis? Ką tai reiškia? Roza man pravardė yra. Juns. Juns, naku. Jeigu jau įsikelsi, sakys, Vykšnių sutekau Juns. Gerai. Vingių Juns. Vingių Juns. Greitųjų. Jūs čia vietinis? Vietinis. Gėmės augis. Ir kaip jums čia užaugti sekėsi? Pagaugas. Ar jūs dirbot Mažeikių naftoje, ar čia tik tai parašyta? Ne. Greitųjų. Šliaušlėdėjai. Ne, brolau, toli man važiuoti pas tave. Vieną dieną mes susitiksim kelyje. Ką jūs man sakot, džentelmenai? Norit mergų? Renkuosi dabar, kur čia man apsistoti. Yra įvairių kvartalų. Čia panašu į pensininkų. Gal miegas ramus. Yra jaunų kebrų su GBL-ais. Lietuvoj Latelio ežeras didžiausias. Didžiausias. Tai labai didžiausias ir didžiausias. 26 salas turi. Aha, ta mažesnioji čia liktai. Aha. O čia jau. Pavėsit. Kiek jūs laiko kartu? 53. O gal pomidoras įdėsite? Česnakiukas yra, lašinukų. Labą dieną. Sveiki. Tai kaip atrodo ta žemotė, kaip atrodo? Puikiai, labai graži. Žalgiai mūsų. A. Kas nugalėjo žemotė? Aš sudėk vis žemotė, žugiai, aukštatėjai, gaunta Lietuva. A jums kožinės skauda? Skauda užpakalį. Kojas tai normaliai. Užpakalį jau šiandien. Kas ten atvažiavo? Važiavo autobusiukas, važiavo. Čia vytis autobusiukas. Aš nerūkau. Na, iš jaunos. Jūs rūkot? Rūkiau. Metėt? Nemešiau, o sako, kad reikia mešti. Tai kodėl rūkot toliau? A todėl, kad neturiu valios. Jūs tai nesupykit. Keliaujat? O dar klausimas. Mano klausimas. Gerai. Toliau liko tik finišo tiesioji į Palangą. Leidausi į kelionę kaip turistas, o dabar parvažiuoju savas kaip namie. Nors finišavęs ir nepuoliau džiaugtis ir šokti iš laimės, bet kad jau esu Palangoj, tai nuėjau prie jūros, įsiamžinau, aplankiau Palangos tiltą, daviau į kriaušę. Taip bevaikštinėdamas atsidūriau prie turnikų ir sutikau tenais Tomą. Mes nuėjom į barą,
O kai Tomas ėmė snausti, parodžiau jam nuotraukų iš kelionės. Kasas į galvas iš to? Čia tu nufotkinai? Šitą momentą? Taip. Okay. Mes įsiamžinom kartu ir išsiskirstėm, bet eidamas namo mačiau vis dar šokančius senjorus. Kai atsikėliau kitą rytą, senjorai ir toliau šoko. Ir jaunimus šokdino, o aš svajojau, kaip ir pats taip šoksiu, kai būsiu bočius. Ačiū ir iki. Centro vyrų chorui, Jūros šaulių vyrų chorui, vadovavimą Rimgaudui Juozapavičiui. Audringi plojimai, dėkavojam už nuostabias melodijas, jum organizatorių ir savivaldybės atminimo dovanos apie puikų dalyvavimą mūsų 12-ajame festivalyje.